nusimetęs savo jovalą ir važiuojam šiandien jau oficialiai į Austriją. Teko palisėti gražus tubiamaikės. Kas su suknelė? Blefa, užkimšau kriauklę. Atkimšau? Ne. Sugalvojo, blemba. Atkimšt kraną, kurį pats užkimšo su savo kušplaukiais. Ne, aš. Fu, dabar bus šumas jaučiu. Eik tu, man. O, jis dar liečia šitą š. O ką daryt? Žiaura. Kušis čia. Eik tu, man. Da, atsigerk ant to vandenuko. Nu, pažiūrim, ar veikia mano Crisfix. Nu. Eik tu, moment kredit, karo, čia viskas. Tiksliau momentiškai. Eik tu. Pažiūrėk. Kur tu nešyji, kur tu tai viskai šikslinė jau? Sugalvoja mest šušurą. Ne, mes čia taip. Ką tu iš viso su batais vyki voniuoji? Aš tai basomą girdu, tas čia su batais laksto. Paukštis apšyko. Maždaug. Vištytas. Taip tylu ateina vištytė. Tokį. Kaip per Minecraftą. Nu, pažiūrim darbas. Čia, užkemšo, ne? Pravalau biškį. Va, nebėga, o dabar žiūrėt. Vau. Žiūrėt su vakuumas. Viskas taip. Okei, blėt. Okei. Kažkur nuėjau mūsų mašino, tai čia stovi, aš nežinau, ką jisai ten daro. Kaip galvoju. Pasiklydo. Nuėjo ten kažkur tai. Nu tai tegul eina, nu. Ką žinau. Pailsėję Bratislavoje, dabar važiuojam apsiprekinti palapinės ir važiuosim toliau į Austriją. Tai va, labai smagiai yra, labai gerai pailsėjom, labai faina buvo Bratislavoje iš tikrųjų. Man labai patiko Bratislavoje, iš jūsų visą Slovakiją žiūri patiko iš tikrųjų. Slovakija yra geras dalykas. Va, kas nebuvo, atrodo, kas ta Bratislava, bet iš tikrųjų eina savo čia ir priveikti, ir prisižiūrėti, ir prisijuokauti, ir šiaip viskas pigu, va skrydžiai, tarkim, iš Kauno į Bratislavą ir atgal 50 eurų pirmyn atgal. Ką norėt, nu tai pasiemi, va, valandą ir tu Bratislavai, žinai. Nu, pasiemi viešbutuką, irgi nėra brangus, pasižiūri, gėrimai nėra brangus. Nu, čia atvarai, savaitgalį atbūni ir paskui jau gali daryti, ką nori. Žodžiu, paturbinta versija Vilniaus iš tikrųjų Bratislava, bent jau man bet kokius 4-5 kartus labiau paturbinta, iš tikrųjų, nu, nėra ką lyginti, iš tikrųjų, su Lietuvos miestais. Čia Lietuvoje tokių dalykų nėra. Toliau važiuosim į Austriją, į Vieną. Irgi turėtų būti labai amazing, labai fainai. Bet pirmą turim apsipirkti palapinę, nes tada palapinė yra RIP. Ir palaidoja tada palapinę, naujai įsigysim palapinę, nupirksim gumelių Ignui ir keliausim toliau. Gumelių plaukams, nes jau laikosi ant tokį vasuliuką laikosi, viskas jau jinai ir tai, jinai 2 kartus jau rišta. Žodžiu, čia yra tikiuos parkingas kažkur čia, tipo, bet... Čia parkingas ir jo, matos jau tolas yra, tipo. Atvažiavom į prekybos centrą, o dėl nakvynės šiandien tai reikės ieškotis kažką, tai vėl spontaniškai norėčiau labiau tarp kalnų vėl, nes žiauriai fainai buvo tarp kalnų. Dabar žiūrėjau, tai biški sudėtingas su tom vietom. Aš manau, dabar bus taip, kad mes visą dieną praleisim tokią edukacinę ekskursinį, o paskui jau vėl, kaip ir praeitą kartą Slovakijoje, kai pirmą kartą važiavom, tiesiog jau bus pritemę ir tada atrasim kažką greitai. Kažką vėl spontaniškai, nuovargio, greitai pasistatysim palapinės, o atsikelsim, tikiuosi, nustebinti vaizdu. Gali greičiau tu važiuoti su savo Copenhagen. O galit greičiau kažkaip tai vykdyti savo procesą parkingo. Žiūrėk, moteris bus už vairo, garantuoju, pažiūrėk. Žiūrim.
Jau, tikriausiai moteris. O, žiūrim, tai. O, beveik Kodėl aš ant tiek žinau tokius dalykus? Beveik pasiparkavo ir... Beveik aplenksiu, aš jau mane dapisalo. Matai, va reikia Easy peasy, lemon squeezy. Va, einam apsiprekinti palapinės dabar. Apsiprekinsim šiek tiek ir žiūrėsim, kaip kas bus. Aš žinau, ką jumis filmuoja, tai reiškia, matus, ką jūs čia išsidirbinėjat. Man neužtenka rankų daryti viską. Dubstep drum and bass. Tikras grožis. O va. Žiauriai džiaugiuosi, mano mėgstamiausias Džindžijito yra parašytas tas. Ir dabar turėsiu realią versiją. Excited. Aš pamenu, mes čia stovėjom, ieškojom Primarko, visur vaikščiom, nes šitą reklamą visą apėjom, nieko neradom, nes jo čia tiesiog nėra. Tai aš nesuprantu, kam dėti Primarko reklamą? Primark. What the fuck? Jūs sakli buvote. Mes jo ieškojom, blemba, ir mes neradom, ir jisai ką tik pasakiau, kad nėra čia Primarko, blemba, ir žiūrėk, jisai dabar priešais mumis. Ar reikia kažko tais iš Primarko? Žiūrėk, jeigu tokia idėja, jeigu mes laundry metų dabar negaunam, ne, jeigu mes nusiperkam maikę ir koinės, ta prasme, varkę. Tai varkę, nes ten tai kainuoja gal kokie 2 eurai, 5 tiesiog. Primarkas yra Primarkas. Taip, tai geras dalykas. Visada taip gaunas ant Primarko, kad viršui būna vyriški, dar ten aukščiau kokie vaikų ir apačioj moterų. Žodžiu, moterim viskas pirma, nes jos daugiausiai perka ir didžiausia vieta būna moterim. Bet pastebėjai, kad moterims pasirinkimas yra milžiniškas palyginus su bachūru. Aišku. Visiškai vyriškų rūbų beveik nėra. O moterims tai milžiniška pasirinkima. Tai natūraliai taip. Suknelė, šudukai, kakaliukai visokie, žinai. Suknelės, kakaliukai, šudukai. Gerai, tai va, kas maikės, ne? Ne. Ir gerai, va, jaučiamės pasidalinsim tiesiog koinėm ir viskas. 5 sporus už 3 eurus, man atrodo. Eisim dabar iki Dekolono, apsipirkom Primarkę ir dabar judėsim toliau. Viskas, Dekolonas paskutinė mūsų. Man Dekolono reikia. O Dekolono? Dekolono, man Dekolono reikia. Tau reikia dezodorantą. Smirdžių tipo. Ei. Žinau, ką padarysi. Reiktų savo pasakoti. Tu nafik, jau sugebėjau. Tai žinai, kur mes einam? Reikia eit lauk? Tai kodėl aš jumis turiu vesti? Jūs esate suaugę žmonės. Ten veidrodis. Ten buvo veidrodis, aš galvojau, ten išėjimas. Manęs nesimato, kur tu likai, aš lipu nuo jūsų, o jūs lipu. Karoči, žinot ką, aš geriau pasigūglinu, kad paskui nebūtų piemdeni. Ir mes einam atgal dabar. Įėjimas buvo pro 2 aukštą, pameni tą fontaną, kur viršui žodžių, kur vandenukas buvo. Fontanas? Reikėjo būti mums, ten fontanas iš vidinio kiemo. Ir ten turėjau užeiti vidų ir žodžiu, eina savo, koks aš prakaitavęs visą maikę gręžti, jau reikės turbūt kokią pusę litro išgręžti gal. Davai kokį buteliuką supilam, vdruk, žinai, pritrūks vandens, prafiltruosim ir galėsim toliau gerti ir vėl išprakaituoti. Po kiekvieno prakaitavimo 10 ml mažiau jau bus, nes išmyšim dar. Žodžiu, nusišneka. Tavo mama sakė taip. Vat, aš pafilmuosiu save geriau, nes jau matau, kad čia kaip niaukiai iš tikrųjų baisiai. Aš nežinau. Paperdžiau. Bezdalius. Nemoku bezdėt. Aš tik moku sutraukti orą per šikną, bet neišpūsti. Tai
Tai taip biški pradedi perti, sugauni. Tai va. Žiūrėk, atėjusime Decatloną. Reikia užsistatyti kokį laikmetį, kad per tą laiką išsirink palapinę. Ai. Nes be deadline'ų bus bizda. Nu čia tai gal neik. Ir va, pareina 2 karžygiai. Keliaujame į automobilį. Negalima pypsinti. Tai bus pyp. Čia negalim pypsinti. Nu. Čiburaška. Burnautą dėjo, girdėjai? Aš čia. In the window, in the wall. No. Tau klausimas, kur mes eisim? Jo. Vienus apžiūrėti. Gerai. Tai va. Ir vėl turim Igną savo stichijai, kuris... Va, šaunu. Šaunuolis Ignai padėjai sutvarkyti tas. Tau reikia servetėlio, ne? Jo. Parodyk savo auksinės rankutės. Oba. Auksas turėtų tokią spalvą. Nebūtų rasizmo. Ir va, toliau keliaujam, toliau vloginam. Tai aš šiek tiek nufilmavau šitą vaizdą. Auksinis, o, здорово.
Hello. O, žiūrėk. Kaip smagu, Žiūrėk, kaip man gražu. kaip smagu, labai smagu. Kaip gražu. Wow. Wow, Eina savo. wow, labai smagu, labai gražu. Kaip gražu. Keys Park. Žiūrėk, daug įdomesnė mašina. Čia yra... O čia va. Ir Ignui nostalgija čia. Kokia? Kem 6? Kemšė. Ai, vieną turėjau, tiksliai, aš turėjau irgi sidabrinį. Ai, 2 palauk turėjau. Ne, neprisimenu. Ha. Tikrai, ha. Damn. Damn. Kas čia yra? Damn. Ne, kas čia yra? Dam. Ką, ne, čia ne demo išpūtina. Čia yra demo. Žiūrkė. Kaneko ar meškos mišinys. Žodžiu, esame Austrijoje Vienoj, esam prie labai gražios gotikinės bažnyčios ir dabar ieškom Igno, nes pametėm Igną. Tai žodžiu, nežinau, kur jisai pradingo, tokia didelė žmonių minė, kad tiesiog pasimetė ir viskas. Žiūrėk, va, tenais Ignas, radom. Žiūrėk. O kas čia vyksta? Čia vyksta mitingas kažkoks? Kažkoks ten apie teroristus nesupras. Pamiršau, ką šitą vėliavą, kokia šalies jinai. Va, turim kažkokį mitingą, kažkas tokio. Ir nežinau, kas čia vyksta. Bet opozicijos lyderis kažkoks yra, tai reiškia čia mitingas prieš kažkokią valdžią. Arba gal net ne mitingas čia yra, o tiesiog kaip, tipo skanduoti, žinai, kaip, tipo, palaikėkite šitą. Žodžiu, labai stipriai čia skanduoja, labai už kažką nori įrodyti, parodyti, nežinau. Bet, žodžiu, mes judam toliau ir džiaugiamės toliau visų kraštovaizdžių, viską. Varom lygi kažkur dar ir reikės jau grįžinėti atgal, nes vėl eilinį kartą naktį pasieksim camping spotą. Taip, ir dar tokia įdomi situacija, kad Vienoj tiek yra daug ką filmuoti, ką pamatyti, kad tiesiog... Mes nespėsim, neįmanoma persiplėšti yra. Čia per daug reikia. Iš tikrųjų, visom sostinėm paskyrus pakankamai laiko galima tikrai pamatyti daug, pažinti, bet Viena yra mūsų tiesiog mažas topas pasižiūrėti labai gražaus miesto istoriško.
Nu, o dabar, vat, kai pasižiūrėsim, šiek tiek karvių pagaudysim ir turėtume važiuoti toliau. Mūsų kitas topas yra su dviračiai susijęs, dar kol kas informacijos labai daug nežinom, bet rytoj turėtume turėti tokią aktyvesnę dieną. Nu, o dabar kol kas dar vienai ir labai smagu. Labai fainų vietų yra. Ir šiaip iš tikrųjų yra labai gražių vietų, kaip šio skersgatvį, tokie pilni architektūros, kultūros ir viską. Yra labai gražu, kur pasižiūrėti ir labai faina vieta. Eina ponas Ignas, grožisi, fišinčiai. Žinoma, jo. Chicken curry tikka masala. Jo, tai va. O, turime dar ir arkliukų šiek tiek, labai fainas yra vaizdas. Labai fainiai atrodo visas tas. Po centras su arkliukais, žiauriai faina. Variniai stogai ir jie labai stipriai oksidavosi. Ignai. Ką? Aš skaitau knygą, palabiškai. Čia yra maždaug tas. O ką tu darai? Nufilmavau tas, kas mane filmuoja. Counter-atrakavau. Counter-strike. Jo, varysim CS Italy mapą pasižiūrėti Venecijai. Va, dabar patogiau. Telefonas įsikrovė maksimaliai. Maksimaliai išsikrovė? Ne, dar. Bet jau artėja šito, ne? Ja. Einam tą Mariją nufotą. Tikrųjų, čia atėjom ir čia kaip smirda kanalizacija baisiai. Nu, tenais pareina. Kaip sakei? Labai smirda čia kanalizacija. Eik tu, kvepia, ką tu čia ne vyras, blemba. Žinai, ko visi labiausiai bijo? Nu. Jie pamato, kad aš su mikrofonu ir jau galvos, kada prieisiu ir jisai išnekėsiu, tai jie nutraukia akis, iš tikrųjų tokie pasuka, kad neprieičiau, žinai, ir nepradėčiau šnekėti su jais. O davai jos pašnekinam. Pašnekinam? Gerai, davai, žiūrėk, nešnekinam. Nešnekinam? O gal pašnekinam žmonės? Apsišiks. Apsišiks. O, stresas. Na, aš nežinosiu net ką jam pasakyti. Jo. Atsargiai dar arkliukų daugiau. Pažiūrėkime arkliukus. Labai faina. Labai faina. Mano telefonai ripin šagen tuo išsikraus pilnai. Eisim dabar atgal, link mašinos. Kitas spotas bus važiuoti į kempingą, o rytoj mūsų laukia aktyvesnė diena su dviračiais. Neatsiliepi man. Žiūrėk, koks gražus dviratis. Eik tu. Šiaip mano, pas mane irgi fofa. Pas mane lygiai toks pat, tik tai, kad žalias. Ir aš su juo dar nevažinėjau. Nes padangos nenusiperku naujos, nes aš kiaušis esu. Audi irgi reikia. Škoda, oba, Škoda, žiūrėk. Škoda. Ne. Ferrari šūks Škoda reikia. Škoda. Reiktų savo nufotkinti mane prie Škoda šilos. O jau, labas.
Ai čia akliesiems su pagaliukais. Nesikeičiai, tiesiog rodo kaip Nesikeičia. yra. Ignai, how could you? Taip įdomiau gyventi. Einam į parking lotą, tiksliai nežinau, kuris yra, nes aš čia seniai buvęs. Bet šiaip neraščiau tiesiog. Mes einam per gatvę, nes pamatėm gerą mašiną. Žodžiu, yra Jaguaras, bet yra Multipla. Multipla. Taip. Eik, tu žinok, žiauriai norėčiau. Pažiūrėk, kaip jis yra. Čia yra